Ar sunku prakalbinti medį? Kai žinai, ką nori, ką darai, tai tada niekas nesunku būna. Svarbiausia žinot, ką galima padaryti. Jeigu iš malkas darysi šitą skulptūrą, tai nebus, aišku, didelė turiu minti. Šiaip tai turiu dabar, atidirbsiu dar sūnui, pabaigsiu namą. Ai, tai jūs sūnui renginėjat namą, ar ne? Taip, dabar praktiškai vidus įrengtas. Tai irgi panašiai tokiu stilium kaip čia? Ne, jis nemėgsta šitų dalykų, gal čia per ilgai dulkėse buvo, gal jau jam įgrysa. Gal ir nereikia čia, kaip pasakyti, nebūtinai pas visus turi būti. Aš niekam nerekomenduoju, kad man svarbiausia, kad būtų žmogų tvarkinga. Tvarkinga, taip. Ar tai balta, tai juoda nudažyta, bet svarbu tvarkinga, ne taip kaip įeini ir nežinai, kas ten darosi. Taip, tai sakiau, jeigu dar sveikata viskas tvarkoja, tai pereisiu prie skulptūrų. Reikia dar, aš kaip pagonis, man reikia pagoniškų šitų, guli rastas ant kiemo, reikia bičių dievą, bubilą šitą padaryti. Ai, bičių dievą ruošiatės, tai kur įstatysi tada? Nu, dar parke vietos užteks. Ai, parkui ruošiatės naujam, tai mano, ten yra parkas toks prie prūdą mažutis, skulptūrom daug nereikia. Tai žodžiu, puošit Vaikutėnų skulptūrom savo, ar ne? Nu, tai bent stengsiuos. Tai taip jau jūsų įnašas yra, padarėt gatvėse šituos visus medinius simbolius? Padaryta reikia visų priežiūras. Tai žodžiu, kaip sakot, prakalbint medį nesudėtinga, bet reikia iš anksto žinot, ko nori iš jo, ar ne? Tai taip, nu tai, sakau, negali padaryti iš tokio, va tokį. Mažyn, gali sudrožti. Taigi čia nieko baisaus. Antras dalykas, ne tik skulptūros, kad man atrodo, va šitaip yra pakenčiama, kaip tas sako, akiai mėla. Labai gražu. Čia ne tik mėla, čia jau labai gražu. O sakykit, iš kur aistra atsirado šitam darbui, drožimui? Aistra? Čia kaip ir aistra. Tai jūs mokė kažkas, pavyzdžiui, tėvas įkvėpė, ar senelis, ar kaimynas? Tėvelis mano buvo statybininkas. Namus statė, tuo čia nereikėjo nei projektų, patys projektavo, patys darė, patys statė. Kaimuose, kada mirdavo žmogus, karstus reikėdavo padaryti. Tai va, tuo laiku buvo tikrai jau sunku. Buvo oblius ir rankinis pjūklas. Tai va, ir... Tai jis taip pats karstus darydavo, ar ne? Kaip sakot? Darydavo karstus? Nu taip, jūsų tėvukas? Nu taip. Tuo laiku nebuvo, žinokit, parduotuviai, kai dabar kokių tik nori. O tuo laiku ten mirė vienas kitas, tai kur daugiau, kaip pastaliumi. Tai dar reikia per naktį ten padaryti, nes lavonas negulės, be niekur nieka. Aš žinau, kai mamai reikėjo, kai ten tėvelį galvą, paėmė šitom jau kariuomenėm. Tai kas tai mirė iš artimų. Nieko neprisprašė. Tai va, saka, kaip... Sudėtinga tais laikais būdavo, ne? Saka, kaip tėvelis visiems padėdavo. Tai jūs irgi talkindavot savo tėvelį, ar ne? Taip, kai... Gal pirmas buvo pirštą įkišimas, o tas jo blerka. Skaudus toksai, ar ne? Ne, tai... Va tokie... Patyrimą neturėjau, va tokį ilgį gabaliuką nuobliuot. Tai jis man įstūmė, o tada nagas va šitaip yra. Su visų pirštu, ne? Ne, va nagas lieka, nelika naga, bet atauga toks. Tai jūsų net baidė, net ir skausmingas toks Ne, tai čia daugiau žinokit, pagal dabar va jau gal kaip pasakyti, kad ir įkiščia jau nebegyvas jau, nes reakcija kita, bet man atsargumą, va, sveikas su visais pirštais, ką reta dar. O koks jūsų pirmas darbas, kurį prisimenat su malonumu, pavyzdžiui, ką išdrožėt? Tai poniai norėjo, kad jūratę nupirkčiau. Ką tokį? Jūratė medinė.